neiškristi iš pirmosios. Labai daug naudingo darbo jis atlieka, asistuodamas komandos draugams, o Rokas Stanulevičius štai taip prisistato savo sirgaliams. Puikiai pažįstamas. Ne vienas čia rungtyniauja Lietuvos rinktinės kandidatas, pavojingas išpuolis, Sinkevičius, jo reidas ir 1-0. Svečiai veržiasi į priekį. Štai tokia greita ataka ir Domas Sinkevičius tęsia savo įvarčių šou. B1 sudėtis, bet normalu, turbūt gal net ir visai naudinga žaidėjai pakeisti šiek tiek pozicijas. Čia pavojingas išpuolis, smūgis ir 1-1. Kolendo čia demonstruoja kamuolio valdymo techniką ir vos per plauką neprasileidžia įvarčio likusius vartus. Igornas Liukas, aišku, buvo spaudžiamas jis Paulinio ir dabar jau pavojus prie B1 vartų, kurį likviduoja Matas Dedura. Paulinio pastarasis ieško galimybės prastumti kamuolį baudos aikštelės centrą ir Šanas Kortas. Žaidžia patikimą. Top lygoje pagrindiniai komandai yra galingas ir Andrius Paulinis, jis prabėga ir smūgis. Šįkart Šanas Kortas neužgesina smūgio ir 3 Hegelman B žaidėjai, kurie čia kažkaip atlieka savo funkciją. Skirsto B1, pavojingas smūgis. Pridėtas laikas. Stankus. Jo perdavimas ir 2-1. Paskutinėmis rungtynių akimirkomis išplėšė pergalę B1 kolektyvui Martynas Džiugas. Martynas Džiugas pasižymėjęs paskutinėmis mačo akimirkomis. O Hegelman dublerių gretose Domas Sinkevičius buvo išvedęs savo ekipą į priekį.